Labą dieną, aš esu Giedrius iš įmonės New Vision ir aš pasakosiu apie mobilias technologijas ir Microsoft Dynamics NAV. Kaip naujausia Microsoft NAV versija padeda įmonėms diegtis mobilias technologijas, kaip padeda tame darbe. Daugelis iš jūsų ir iki šiol jau vienokias ar kitokias mobilias technologijas esate savo darbe, mobilias verslo technologijos diegę, bet su nauja versija tą galima padaryti greičiau ir paprasčiau ir pigiau. Jeigu trumpai labai apie įmonę, kurią aš atstovauju, tai mes dirbame jau New Vision Baltija 20 metų su klientais, daugiausia per Baltijos šalis. Ir per tuos metus esame įdiegę virš 120 skirtingų Navision versijų įvairiem klientam ir 90% mūsų klientų yra prekybinės įmonės, mažmeninės, didmeninės prekybos. Tai apie tai, ką daugiausia aš kalbėsiu, galbūt bus orientuota į tos klientus, kuriuos aš geriausia pažįstu, bet tai daug kas tiks ir kitokio tipo įmonėms. Dabar, jeigu kalbėt apie mobiliųjų technologijų revoliuciją apskritai, tai kas yra verslo mobilumas? Aš kalbėsiu ne tik apie mobilius telefonus, bet apie verslo mobilumą reiškia apskritai. Tai verslo mobilumas yra suprantama viskas, kas padeda visos elektroninės priemonės, kurios tik tai padeda įmonės darbuotojams gauti įmonės duomenis, nesėdint įmonės ofise, neprisirišus prie darbinio kompiuterio, nesėdint prie stalo. Jeigu žiūrėti plačiaja prasme, tai verslo mobilumas prasidėjo jau labai seniai. Pirmieji telefonai, telegrafas, kai atsirado, jau taip leido į verslą padaryti mobilių, fakso aparatai leido dokumentus siūsti į ofisą, nebūnant pačiame ofise. O dabar jau mobiliomis technologijomis, belaidžiu internetu, daugelis iš jūsų naudojatės ir toliau mobilumas vystosi tą linkme, kaip įmonės darbuotojus padaryti dar labiau mobilesnius, arba klientai, įmonių klientai, kurie savo ruoštų mobilizuojasi privačiame lygyje, jie irgi pradeda norėti savo partnerių, savo tiekėjų irgi didesnio mobilumo. Ir taip pat kyla toks poreikis klientų savitarnos sistemoms ir panašioms tokioms sistemoms, kad jie patys galėtų darbuotis ir būti mobilesni. Tai kalbant apie visą tai, truputį porą faktų iš pasaulinių tendencijų. Tarkim, Didžiojoje Britanijoje 2012 metais apie 12% visų internetinių pardavimų, kurie vyko interneto parduotuvėse, buvo atlikta per mobilius įrenginius. Ir tai 3 kartus daugiau negu metai prieš. Reiškia, ženklus augimas. Jeigu paim kitą pavyzdį, didelis Jungtinių Amerikos valstijų mažmenininkas, pasidaryk pats parduotuvių tinklo toks atstovas, nupirko 60 000 iPhone telefonų praktiškai visiems savo darbuotojams. Ir jiems pasakė, prašom naudokitės, bet be abejo su tikslu, ne šiaip sau kaip kalėdinė dovanėlė. O tie darbuotojai naudos tos telefonus labai konkrečiai savo kasdieninėme versle. Jeigu ateis klientas ir paklaus, reiškia, šitos prekės nėra ant lentynos, kada jinai atsiras, jie galės pasižiūrėti, kada gamybininkas ją atveš. Arba jeigu tos prekės reikia dabar, jie galės pasižiūrėti, kurioje parduotuvėje ta prekė guli arba kuriam sandėly ta prekė yra. Ir taip pat galės atsargų paiešką atlikti informaciją apie prekę, pasižiūrėti ir panašiai. Tai tas mobilumas jau eina šimtamyliais žingsniais ir labai auga ir spartėja ir greitėja. Ir mes nuo to nelabai atsiliekame. Jeigu pasižiūrėti Lietuvos statistiką, čia aš turiu vieno iš mobilių operatorių patiktus duomenis. Tai tarkime, 2011 metais jau buvo trečdalis visų naujų parduodamų telefonų išmanieji telefonai, o 2012 metų pirmą ketvirtį jau daugiau kaip pusė naujų parduodamų telefonų buvo išmanieji telefonai. Reiškia, ta kreivė yra labai staigiai kylanti. Naujų mobilių telefonų, išmaniųjų telefonų dalis naujose pardavimuose labai smarkiai didėja. Ir jeigu pasižiūrėt tokį įdomią prognozę, irgi padaryta, reiškia, 2012 metų pradžioje, buvo prognozuojama, kad pusė visų telefonų, apskritai esančių, reiškia, visų telefonų, išmanių telefonų dalis tarp visų telefonų bus daugiau kaip 50% 2017 metais, buvo manoma, prieš metus. Dabar jau manoma, kad tas skaičius jau 2015 metų nereikės laukti, jau po nepilnų 2 metų daugiau kaip pusė telefonų bus išmanieji. Ir išmanių telefonų Lietuvoje gana yra daug.
Jeigu pasižiūrėt, kam žmonės naudoja mobilius telefonus, asmeniškai, privatus žmonės, tai gan didelis skaičius jų naudoja ne tik tai skambinti ir siūsti SMS žinutės, bet taip pat ir ieškoti prekių internete, skaityti apie jas informaciją, ieškoti kainų, pirkti, lyginti, ieškoti kuponų. Ir labai didelis procentas, net 71% išmaniųjų telefonų vartotojų, pageidautų turėti galimybės apsimokėti netgi už prekes prekių pirkimo vietoje mobilių telefonų. Tai rodo, kad Lietuvos žmonės nieko nesiskiria nuo kitų vakariečių, taip pat technologiją žino, mes globalizuojamės ir jie nori jas naudoti ir labai mielai naudoja. Ne veltui Lietuva pagal interneto, tarkim, naudojimą yra pagal kažkurį tai iš parametrų, nesimenu, kurį yra pirmoji vietoje pasaulyje. Pritaikymos sritis, verslo mobilių technologijų pritaikymos sritis gali būti, yra labai plačios, pagrindinės tai yra, aišku, darbuotojams ir pirkėjams, bet gali tai būti ir partneriams, ir tiekėjams, ir kitiems, reiškės, kontrahentams, su kuriais įmonės dirba. Jeigu kalbėt apie darbuotojus, tai jeigu didmeniniai prekyboje, tarkim, mobilūs agentai, jau didmeninės prekybos įmonės jau ir dabar ne viena iš jų naudoja tam tikrus mobilius sprendimus, kad prekybos agentai galėtų užsakymus priiminėti, pasižiūrėti ant skolos likučius, nebūdami įmonė. Bet aš vėliau pasakosiu apie tai, kuogi Navisionas 2013 geriau negu kad buvo iki šiol, be abejo. Mažmeninėje prekyboje tai yra mobilūs kasininkai, mobilūs konsultantai, sandėliuose sandėlininkam, kad priimti prekes išduoti, kažką tai pasirašyti, nereikėtų bėgioti prie kompiuterio esančio salės gale. Gamyboje inžinieriam, gamybos operatoriams, serviso inžinieriai lauko, kurie važiuoja pas klientus, pervežimuose, kurjeriai, kurie vežioja prekes, jau dabar naudojasi įvairiais mobiliais sprendimais. Užduočių valdymui, darbo laiko valdymui, visiems įmonės darbuotojams galima naudoti mobilius sprendimus tam, kad taip užregistruot, pasižiūrėti, ką aš turiu padaryti, parašyti padariau, rezultatas toksai, kad nereikėtų eiti prie kompiuterio, o būtų galima padaryti bet kur. Ir pasaulyje atsiranda tokia nauja tendencija, vadinasi angliškai bring your own device, lietuviškai vertimo nėra. Iš kai įmonės leidžia darbuotojams, Kristijonas šiek tiek apie tai kalbėjo, kai įmonės leidžia darbuotojams atsinešti savo įrenginius ir su jais dirbti. Tai iškelia ypač įmonių IT vadovams ir IT skyriams visą aibę problemų, iššūkių, tai pasakykime, apie juos turėsiu atskirą skaidrę šiek tiek vėliau, bet galimai suteikia ir naudų. Ir kalbant apie mobilius pirkėjus, reikėtų kalbėti apie tai vadinamą naują terminą, irgi dar lietuviško atitikmens, nežinau, omnichannel prekyba. Kas tai yra? Jeigu, tarkim, turime prekybos tinklą, tai jis gali prekiauti įvairiais prekybos kanalais. Tai tradicinės parduotuvės, gali būti internetinė parduotuvė, jie gali užsakymus priiminėti klientų liniją, reiškia, siųsti elektroniniais laiškais, skambinti telefonu arba kitais būdais informuoti, kad jie nori pirkti prekes. Dar vienas kanalų gali būti mobilūs įrenginiai, socialinės medijos įrankiai ir panašiai. Ir mažmenininkas gali dalį tų kanalų dengti, gali dalies tų kanalų nedengti ir čia gaunasi labai įvairi situacija, kad jeigu įmonė turi didmeninės prekybos įmonė arba mažmeninės diegiasi internetinę parduotuvę, tai internetinės parduotuvės sprendimas, aišku, yra atskiras sprendimas su savo funkcionalumu, su savo duomenų baze, su savo duomenų aprašymo taisyklėmis ir struktūromis, kurios visiškai skiriasi nuo Navisiono duomenų struktūrų ir taisyklių. Ir atsiranda sudėtingas labai duomenų integracijos klausimas. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip pagal prekybos kanalus, kaip vystėsi visa šita situacija, kažkada, jeigu prekybininkas turi tik vieną kanalą, tai yra paprastai, turi vieną duomenų bazę, kur aprašytos prekės, likučiai, pirkėjai, reikia informacijos, pasižiūri, viską matau. Kai atsiranda papildomi informacijos kanalai, tai atsiranda kas? 3 sprendimai su 3 atskirom duomenų bazėm, tas pats pirkėjas sukurtas 3 kartus, prekės netgi skiriasi, nueikite į www.senukai.lt, jūs nukreips į paklaus, kur nori dirbti, ar tų duomenų žiūrėti internetinės parduotuvės, ar įprastos parduotuvės, nueisit ir patikrinkit, prekių kainos skiriasi, prekių sąrašai skiriasi, jeigu yra normaliai parduotuvėje akcija, tai internetinė parduotuvė 2 kart brangiau už tą prekę mokėsite, nors internetu tipo turėtų būti pigiau. Tai yra tipiškas
toks pavyzdėlis, kai reiškia tas pats klientas matomas kaip du atskiri pardavimo kanalai, du atskiri tarsi netgi pirkėjai, man parduodantis prekes. Jau aukštesnė, geresnio lygio situacija yra tokia, reiškia cross channel prekyba, kai yra duomenų bazė vieninga. Jeigu jau reikia man jeigu aš kaip pirkėjas jau esu registruotas vieną kartą ir gaunu tą pačią nuolaidą, ar aš pirksiu parduotuvėje, ar pirksiu elektroniniu paštu parašę žinutę, ar pirksiu internetu, ar pirksiu dar kažkokiu tai būdu. Lojalumo taškų mano skaičius yra toks pats, nuolaidas gaunu tokias pačias, bet vis tiek, reiškia, pirkėjai tokiu atveju mato tos kanalus kaip tris vis tiek tokius ryškius atskirus prekybos būdus. O omnichannel prekyba, kai pirkėjas mato visų kanalų visumą kaip vieną brandą, kaip vieną pirkėją ir čia jau, kad tą realizuoti reikalingos technologijos. Iš tikrųjų, tie duomenys turi būti labai sulėti, labai vienas už kito reiškia laikytis visą informaciją, jinai turi būti vieninga vienoje vietoje ir reaguoti visus pasikeitimus. Jeigu aš nupirkau dabar per vieną kanalą, o už 5 minučių perku per kitą, tai informacija turi būti pilnai atsinaujinusi. Ir tam reikalingos technologijos ir tą realizuoti padeda Microsoft Dynamics NAV 2013. Kaip minėjau, ir dalis iš jūsų reiškia vienokius ar kitokius mobilius sprendimus jau turėjote iki šiol, turite ir naudojate, bet NAV 2013 leidžia visą eilę sprendimų padaryti kitaip, geriau, paprasčiau ir tiesiog tobuliau. Labai greitai prasibėgant, tai reiškia nauji NAV klientai, apie kuriuos buvo kalbėta, tarkim, web klientas. Tai irgi mobilumo sprendimas nutolusiam vartotojam, kai galima dirbti per naršyklę nieko neinstaliuojant, nesiveš savo kompiuterio važiuojant į viešbutį kažkur tai Turkijoje, atsisėdai prie kompiuterio ir gali prisijungti prie savo įmonės duomenų bazės. Nereikia ten turėti VPN suinstaliuoto, terminalinių klientų ir krūvos visokių kitų dalykų. Ką duoda 3 lygių architektūra, kuri atsirado jau 2009 Navision'e, bet daugelis iš jūsų neturi dar to Navision'o suinstaliuoto. 3 lygių architektūra duoda tokį dalyką kaip ploną klientą. Plonas klientas reiškia, kad Navision'o galutinėme įrenginyje kliento darbo vietoje esanti programa, jinai netlieka skaičiavimų, skaičiavimai atliekami serveryje, o jinai tik tai duomenis gauna arba persiunčia duomenis, kuriuos jūs čia įvedėte su pelyte ir su klaviatūra. Ir tai nukrauna klientą, gali tas kompiuteris būti daug paprastesnis, atminties mažiau, procesorius lėtesnis ir tai gali, reiškia, daryti kažkokius ir internetinius sprendimus. Tai nukrauna tinklą, kas labai gerai yra internetui arba belaidžiam tinklam ir duoda tokį geresnį angliškas terminas scalability. Kai daug yra vartotojų, tam, kad juos kažkaip suskirstyt grupėmis, nukreipti atskirius serverius ir kad augant vartotojams sistema, reiškia, nenumirtų, nenudustų, o jos būtų galima visus gerai aptarnauti. Web servisai, naujieji web servisai, atsiradė 2009 Navision'e ir 2013 Modata web servisai, jie duoda daug lengvesnę duomenų integraciją, nepalyginamai lengvesnę. Jeigu anksčiau duomenis tarp, tarkim, mobilių agentų sprendimų ir tarp Navision'o, kad juos integruoti, reikėjo programuoti labai daug sudėtingai ir ten kildavo galimai visokių problemų, tai dabar tas darosi žymiai paprasčiau. Ir atsiranda galimybė kurti naujus plonus klientus. Apple produktams, Androido operaciniai sistemai ir Windows Phone operaciniai sistemai. Visiškai naujus atskiras programas, tai yra Navision versija, parašyta mobiliam telefonui ir tai bus Navision, tik tai su kažkokiam specializuotom apribotom funkcijom. Čia reikėtų paminėti, kad Windows versus Android and iOS. Windows'as su šitą versiją, jie, reiškiasi, Microsoft'as tarsi ir pakeitė savo sušvelnino politiką ilgametę, nedraugavimo su konkuruojančiais produktais ir Microsoft'as pasakė, taip mes leidžiame kurti bet kokias programas ant bet kokių konkuruojančių operacinių sistemų, ant Androido, ant iOS'o, ant Linux'o, kad ruošiame mobilūs telefonai su Linux'u, kurie dirba su duomenimis, kurie guli Microsoft verslo valdymo sistemai. Prašau, tą darykit, pilni įrankiai, pilnas priėjimas, kas iš principo yra labai gerai. Jeigu vertinant pačias tas operacinės sistemas Android, iOS ir Windows Phone, tai ekspertai, analitikai teigia, kad, tarkim, namų vartotojams
iOS'as ir Android'as labai gerai namų vartotojams, Windows 8 labiau orientuotas, reiškiasi, verslo klientams yra geriau dėl savo autentifikavimo, dėl visų security mechanizmų, bet čia galima su to ginčytis, galima sutikti. Ir pabandysiu tada papasakoti apie mobilių scenarijų pavyzdžius, ką iš to visko galima padaryti. Tų pavyzdžių, kaip buvo prašyta skaidriai prieš tai, ten galima sugalvoti labai daug įvairiem verslo segmentam, įvairiom įmonėm. Aš, kadangi apie visus tiesiog nesugebėčiau papasakoti, tai papasakosiu apie 4. Apie nutolusius klientus, nutolusius vartotojus, apie mobilų sandėlininką, mobilų kasininką ir mobilų lojalumą. Tai, ką aš rodysiu, arba tai, ką pasakosiu, be abejo, tai nebus standartinis Navisionas, o tai bus idėjos jums, galimybės, kaip galima jūsų įmonių poreikius mobilumui realizuoti vienokiu ar kitokiu būdu, o tų galimybių ir idėjų be abejo gali būti daug daugiau. Tai dėl nutolusių vartotojų, tai čia viskas yra, reiškiasi, paprasta, jau šiek tiek ir Marius ir Kristijonas pasakė. Verslui reikalingos galimybės dirbti mobiliai su plačiu sistemos funkcionalumu. Vienas dalykas, jeigu reikia 2, 3, 4 funkcijų, kitas dalykas, kai vadybininkui, vadovui, pardavėjui reikia plataus funkcionalumo, tai jam jau čia galbūt mobilų sprendimai nelabai pagelbės. Jeigu jis važinėja, jeigu jis nuvažiavo į viešbutį konferenciją, jeigu jis turi dirbti iš namų, tai jam tada reikalingas pilnas sistemos funkcionalumas, bet visgi visada visur su bet kokia įranga. Tai tada sprendimai kokie? Web klientas, jeigu reikia pilno sistemos funkcionalumo, SharePoint klientas, jeigu reikia dalinio sistemos funkcionalumo. Jeigu norite, turite visus įrankius rašytis savo appsą Windows Phone'ui, Android'ui arba iPhone'ui, iPad'ui ar dar kokiam nors kitam įrenginiui. Ir daugelis iš jūsų, aišku, naudojatės dabar. Populiariausias būdas buvo per terminalinį klientą. Terminalinių klientų prisijungiu ir dirbu. Bet dabar tiesiog atsirado daug didesnis lankstumas rinktis būdus ir savaime suprantama pasiekiamumas tų duomenų ir verslo valdymo sistemos didesnis. Ir greičiau galima reaguoti klientų poreikius. Jeigu klientas skambina telefonu, sustojau per naršyklę, prisijungiau, pasižiūrėjau, kokios ten prekių kainos arba įvedžiau užsakymą. Mobilus sandėlininkas. Iš jūsų irgi daugelis turi tam tikrus sprendimus dirbti mobiliai sandėlyje. Priimti gautas prekes, išsiųsti prekes, suskaičiuoti, atlikti inventorizaciją, kaip taisyklė buvo naudojami dažniausiai tokie įrenginiai, vadinami duomenų kaupikliais, duomenų rinkikliais ar dar kaip nors, kur jie turėdavo savo duomenų bazę, į kurią būdavo siunčiamos prekės, galbūt dar prekių likučiai, ten barkodai, eini skanuoji, susikuri ten tą skanavimo dokumentą, kurį įdėjęs į lizdą, tarkim, failas nusisiunčia kažkur, pasideda tą failą, reikia siūsti kažkur į serverį, serverį jau buhalteris ar tas pats darbuotojas jį susimportuoja į Navisioną ir Navision'e matom rezultatą. Dokumentą tam tikrą suformuotą arba prekių žurnalą arba inventorizavimo dokumentą. Ir įmonės, ką mes pastebėjom ir mūsų vis labiau per paskutinius keletą metų pradėjo prašyti ir klausti, tas gerai, bet įmonėms reikia biški daugiau. Joms reikia biški daugiau lankstumo ir daugiau adaptuotos sistemos jų būtent poreikiams. Bet jeigu pasižiūrėt standartinę, tarkim, sandėliuką, čia net ne visi prekių atsargų procesai surašyti, tų procesų vyksta daug ir įvairių. Ir prekių ir pirkimų užsakymai, ir perdavimų užsakymai, neigiami, teigiami koregavimai, inventorizacija, nuostolių valdymai, lipdukus reikia spausdinti, kainas tikrinti, reikia pakuoti prekes, paimti, gauti prekių paraiškas, kažkokias teikti centrą ir panašiai. Ir tie procesai reikalauja, reiškia, su jais dirba skirtingi žmonės, nereikia visiems su jais dirbti, jie reikalauja skirtingų kažkokių tai duomenų struktūrų, skirtingų įvedimų, kažkokių principų. Ir vienom įmonėm reikia vienokio, kitom kitokio, čia gamyba net nepaliesta. Ir mūsų klientai čia pradėjo sakyti, kad man reikia, jeigu yra kažkoks mobilaus sandėlininko sprendimas į duomenų rinkiklį, tai kaip taisyklė mes įdiegdavom tokį patį iš principo visiems savo klientam. Turim gerą programą, einam ir visiems parduodam, visiems įdiegiam, kažkiek galbūt ten pamodifikuojam.
Bet klientai mums pradėjo sakyti, kad man reikia sprendimo, kuris labiau atspindėtų mano ūkio šakos specifiką. Skiriasi poreikiai didmenos, mažmenos ar gamybos. Sandėlių kiekis skiriasi, prekių kiekis, prekių reiškės, nomenklatūros apimtis skiriasi. Man reikia sprendimo, kuris mano įmonės specifiką labiau atspindėtų. Ir įmonėms nori, kad netgi vartotojo sąsaja, kurią vartotojas paėmęs įsijungęs įrenginį, pasileidęs programą, kurią jisai mato tą vaizdelį, kad jis būtų kontroliuojamas iš Navisiono. Kad nereiktų turėti dar atskiros programos, kuri iš vis arba programuotųsi, arba kažkas darytų kažkokius nustatymus. Kad Navisiono administratorius ar vyrsandėlininkas galėtų ten tos įkurti ir kad tas vaizdelis, kurį mato žmogus dirbantis su prekėmis, reaguotų į konkretaus darbuotojo rolės, teisės ir iš vis prekių žurnalus. Jeigu aš kaip darbuotojas turiu teisę dirbti su 2 prekių žurnalais, o mano kolega su 5, tai kad pasileidus programą aš matyčiau 2 prekių žurnalus, kuriuos galiu pasirinkti, o mano kolega 5. O man priskyrus Navisionę sukūrus 3 prekių žurnalą ir priskyrus Giedriui, kad mano įrenginyje taip pat atsirastų 3 prekių žurnalas. O tai, kad būtų ta sistema, reiškiasi, padėtų man dirbti ir neleistų, reiškiasi, prirašyti kažko, kur aš su kažkam operacijom neturi teisės dirbti, bet leistų man dirbti greičiau. Ir kad leistų dirbti offline, reiškiasi, neprisijungus galbūt prie tinklo, bet su online servisais. Kai reiškia, kad jeigu reikia patikrinti prekių likučius, kad prekių sąrašas, tarkim, būtų rinkiklė, kad jeigu dingo ryšys interneto belaidis, kad aš galėčiau dirbti. Bet jeigu normalus yra bevėlis ryšys, kad prekių likučius patikrintų tiesiai prisijungus prie duomenų bazės, o ne kažkokius atsiųstus ryte. Kad jeigu dokumentą sukūriau, kad jį iš karto įrašytų centrinę duomenų bazę, o ne man reikėtų tą rinkiklį statyti, kažkur failus siūsti ir ten kažkur kažką importuoti. Tai vat reikalingas daug didesnis lankstumas, kurį iki šiol buvo galima realizuoti, bet ten tada būdavo sakydom, programuosim pusę metų, trečdalį to funkcionalumo ir padarysim. Buvo porą bandymų, porai klientų esam padarę vienokius ar kitokius, reiškiasi, funkcionalumo dalis ir tas veikia, bet tas užtruko labai ilgai. Ir tarkim, atsargų procesas Navisionė. Jeigu aš turiu 5 apskritai prekių žurnalo tipus pas mane įmonėje, tai kad aš, reiškia, pasileidęs tą rinkiklio programą, man sistema sakytų, su kokiais nori žurnalais dirbti. Neigiamo koregavimo, teigiamo, pakavimas, prekių skaičiavimas. Ir jeigu aš kaip vartotojas turiu teisę dirbti su 4 prekių nurašymų žurnalais, pragaliojo, sugadino klientą, sugadino darbuotojas, pavogta, tai kad man tos 4 žurnalus ir atidarytų ir paklaustų sistema, su kuriuo dabar nori dirbti. Iš jo, kad tas vaizdelis ir interfeisas ir vartotojo sąsaja būtų maksimaliai priartinta prie Navisiono logikos. Iš tikrųjų, kad nebūtų taip, kad 2 sistemos su skirtinga logika tos duomenys suimportuosim, bet kad tas darbas palengvėtų. Ir tokias, reiškia, aplikacijas dabar su NAV 2013 kur tikrai yra gerokai lengviau. Ir dar jų nėra labai daug, galbūt jų, reiškia, yra tik tai vienetai, bet tikrai ateis banga, kai tokias sistemas bus galima diegti ir jos gerokai jums palengvins gyvenimą. Nes jūs turėsite, tas žmogus, kuris dirba su tais duomenims, tom atsargomis, turės duomenis tikslesnius, turės sandėlio procesus bus galima supaprastinti ir be abejo taupysit laiko. Nereikės bėgioti, lakstyti kažko tai čia downloadinti, siūsti ir panašiai. Kalbant apie mobilų kasininką, sprendimai egzistavo irgi jau kuris laikas, kas lėktuvai skraidėte, ten ateina mergaitės, pasiūlo berniukai, pasiūlo kvepalų nusipirkti, kasos aparatas stovi, jums tą prekę parduoda. Šia ten, kur nebuvo galima dirbti su stacionaria kasa, buvo galima tuos pardavimus daryti, bet dabar kuo toliau, to labiau mažmenininkai nori. Tokių sprendimų ten, kur ir galima dirbti su stacionaria kasa, yra norima mobilių sprendimų. Ir mažmenininkai, ir didmenininkai iš dalies. Apple ir Microsoftas pradėjo naują madą, jeigu nueisite Apple ir Microsofto firminės parduotuvės, ten tokių kaip po kasų nėra, vaikšto vadybininkai, turi tą planšetinį kompiuterį, su jumis iš paskos po salę pavaikščios, viską papasakos, jūs tą prekę nusipirkote, čia pat reiškiasi ir čekį išmuš jums. O kodėl? Todėl, kad iškyla naujos kryptis, poreikiuose dirbti su kasomis parduodant prekes. Vienas dalykas, kuo greičiau uždaryti pardavimą. Jeigu vadybininkas prie pirkėjų, čia sudomino televizorius, ar printeris, ar dar kažką, ar slidės, tai
gerai, sako, perku, bet kol jis eis iki kasos, jisai gali persigalvoti. Netgi mūsų keletas klientų yra skaičiavę, kiek procentų žmonių persigalvoja. Vienas mūsų klientas statybinių medžiagų parduotuvė turi procesą, kai pirkėjas antram aukšte, ten tarkim, ar trečiam salėje užsisako prekes, sukuria užsakymą jam mergaitę tenai. Jis su to užsakymu turi nueiti pirmą aukštą apsimokėti. Reiškia, maždaug 7-8 procentai pas juos pirkėjų išeina neapsimokėję, jie persigalvoja, eidami iki kasos, reiškia, 1 minutę. Kuo greičiau uždaryti pardavimą. Kitas dalykas, suteikti pardavėjui reikalingą informaciją. Dabar jeigu aš klausiu pardavėjo, o šitas televizorius, ar jis turi ten tokią HDMTF sąsają? Neįmanoma dabar su dabartinė technika atsiminti, reiškia, tiem pardavėjim, kokią sąsają turi, ar iš kokios medžiagos padaryta ta suknelė ir ją galima plauti ten su kažkokius, tai ar valyti su valikliais. Tai, reiškia, tie renginiai gali tarnauti, tvarkoj, paspaudžia mygtuką ir pardavėjas gavo visą informaciją, kurią čia pat papasakojo klientui. Arba leis pirkėjui netgi apsipirkti pačiam. Įrenginys tavo, eini po parduotuvę, perki, ką nori, grįžti, apsimoki, išeini. Ir netgi, reiškia, irgi bring your own device technologija čia galioja maisto prekių tinkluose, statybinių medžiagų, ten, kur žmogus perka daugiau kažkokį didesnį kiekį prekių, galbūt ne vieną prekę. Funkcionalumas. Funkcionalumas, aišku, tokių programinių aplikacijų turėtų būti, pačio aplikacija turėtų palaikyti standartinį funkcionalumą, kad aš galėčiau prekes nuskanuoti, susikurti pardavimą, jį anuliuoti, padaryti kažkokius grąžinimus, surasti prekę, paskaityti informaciją. Ir čia atsiranda tokia įdomi tendencija. Navisionas yra galinga sistema, ten yra labai daug šito programinio kodo, daug skaičiavimų, tam, kad paskaičiuot klientui, kokia jam iš tikrųjų priklauso prekiai konkrečiai šitai nuolaida, ten gali būti sudalyvauti daug įvairių nuolaidų tipų, krepšelių pagal dieną, pagal parduotuvę, pagal įvairius, reiškia, jo lojalumo lygius ir taip toliau. Ta programuoti atskirai papildomai ant naujo appso kažkokios programos tiesiog neapsimoka, tas kainuos labai didelius pinigus ir algoritmai vis tiek kažkiek skirsis. Tendencija yra tokia, kad visi skaičiavimai rimtesni bent truputį yra daromi vienoje vietoje, rašomas vienas kodo gabalas ant Navisiono, kažkokia procedūra, o tos papildomos programos mobilios jos tik pasako, siunčia užklausą į centrinę duomenų bazę, sako, pirkėjas toks, parduotuvė data tokia, prekių krepšelis toks, grąžink man kainas. Ir grąžinamos kainos į tą mobilų įrenginį su visais padarytais paskaičiavimais. Arba likučiais, kokie yra prekių likučiai parduotuvės ir panašiai. Ką tai duoda mažmenininkams? Tai greičiau uždaromi pardavimai ir tas pats pardavėjas, kadangi jis greičiau uždaro pardavimą, jis gali daugiau aptarnauti pirkėjų ir pirkėjas gauna daug daugiau informacijos, kadangi nereikia viską kimšti galvą pardavėjo, labai dažnai nueikite į buitinės technikos saloną, paklauskite, tai keičiasi ten tie pardavėjai gan dažnai ir jie apie tą techniką nelabai jums papasakos. Jeigu pats nepasiskaitysi internete apie prekę, ką tu nori pirkti, tai parduotuvė nesužinosi, reiškia, iš esmės nieko. O čia pasidaro daug patogiau, paprašiau pardavėjams suteikti informaciją, iš pirkėjų tas yra patogiau. Mobilus lojalumas. Mobilus lojalumas, tai čia kalba eina apie lojalius pirkėjus. Jūs turite, ne vienas iš jūsų turite po kelias lojalių pirkėjų korteles įvairiuose tinkluose, restoranuose, parduotuvėse, batų, drabužių, technikos ir baldų salonuose ir panašiai. Ir kai jūs jau vieną kartą apsilankėte ir apie jūs pardavėjas žino tam tikrą informaciją, kad jūs pirkote, buvote, jie nori, kad jūs sugrįžtumėte. Kaip tą daryti? Vienas iš tokių būdų yra daryti kampanijas, akcijas ir jums siųsti informaciją. Va tokia tai kampanija, akcija, nuolaida, tau patinka prekė su žirniukais, rytoj gausim prekė su žirniukais, ateik, reiškia, tu va tokią techniką domėjaisi. Ir vienas iš tokių būdų padaryti, aišku, yra mobilumas. Kitas dalykas tas, kad vartotojai tampa vis reiklesni. Aš kaip vartotojas tikrai neturiu laiko. Aš neturiu laiko skaityti keliolikos ar keliasdešimt mažmenininkų svetainės internetu ir žiūrėti, kokias akcijas ten siūlo. Aš neturiu laiko skaityti popierinių, reiškia, bukletų, kuriuos gaunu galbūt į pašto dėžutę ar kuriuos man duoda parduotuvėje. Ir jeigu tų akcijų daug, man didelė dalis iš jų neįdomi. Aš noriu sužinoti, būti informuotas apie akcijas, kurios galbūt man potencialiai įdomios. Ir kitas dalykas, kad nuėjau parduotuvę, čia galiotų kaip ir nuolaidų kuponas, o tą kuponą paėmiau ir užmiršau namie, reiškiasi. Marks & Spencer padarė akciją, gausit kuponą,
gavau kuponą į paštą, reikia atsispausdinti, nusinešti parduotuvę, 30% vyriškiam darbužiam atėjau parduotuvę, kur kuponas, o kuponas tenai. Arba ten kažkokią informaciją noriu paskaityti, sėdėdamas, reiškia, kažkur tai susirinkime, pertraukoje tarp susirinkimo dviejų dalių ir to negaliu padaryti. Man būtų patogu, kad aš visą informaciją gaučiau informacijos nešėją, kuris yra su manim pastovi. Vienintelis informacijos nešėjas, kuris yra su manim pastovi, yra mano mobilus telefonas. Tai va to pirkėjai ir nori. Dabar kaip tas veiktų techniškai? Tam, kad tą būtų galima realizuoti labai saugiai ir patikimai, kad tai veiktų 24 valandas per parą, visą savaitę reikalingas kažkoks, tarkim, lojalumo serveris, kuris dirba galbūt debesyse, viešuose, galbūt jūsų privačiuose ir jis aptarnauja visus išmaniuosius įrenginius ir netgi nebūtinai išmaniuosius, kurie į jį kreipiasi, o jisai jau galėtų kalbėtis beveik tiesioginėme laike su Microsoft Navision duomenų baze ir užprašinėti prekių likučių, akcijų, kainų, jeigu suformavau prekių krepšelį, pasakytų, kokia čia yra galutinė bendra kaina, pasakytų, kur tos parduotuvės yra ir panašiai. Dabar aš tada pademonstruosiu tokį galimą sprendimuką, kaip tas galėtų veikti. Aš čia turiu tokį įrenginuką. Atsijungsiu dar kartą, pademonstruosiu. Grinai reiškia teoriškai. Čia yra vienas iš produktų galimų, kuris neseniai buvo sukurtas, bet tokių produktų bangą pamatysite ateinančią greitų laikų labai didelę, nes būtent NAV 2013 suteikė tas techninės galimybės kurti tokius produktus ir kad jos realiam laikė kalbėtųsi su realiais duomenimis. Tai jeigu aš kaip vartotojas paleidau mobilią aplikaciją savo nešiojamame įrenginyje, čia Android operacinė sistema, telefone reiškia su Android operacinė sistema ar su Microsoft Windows 8 ar fone, ar iOS-u, tarkim, gaunu tokį vaizdelį. Ir galiu rinktis. Aš noriu pasižiūrėti savo, tarkim, baksteliau šitą viršutinį langelį ir matau, aš kaip klientas turiu 7000 kažkiek tai lojalumo taškų, esu sidabrinis narys, man iki sekančio lygio trūksta 2000 kažkiek tai ir gaunu kaip klientas, gausiu 10% nuolaidą, jeigu tapsiu auksiniu nariu. Pereinu, reiškia, atgal. Turiu, čia reaguoja greičiau gerokai, reiškia, šitas vaizdelis. Čia veikia labai greitai. Čia iš tikrųjų yra užkurta ant debesyse normalus Navision demo serveris ir čia dirba su normaliais Navision duomenimis, kurie yra toli kitam Europos gale. Greitis iš tikrųjų yra didelis. Spaudžiu mygtuką pasiūlymai. Ir gaunu pasiūlymų sąrašiuką, čia jau sureagavo. Aš galiu naudotis 3 pasiūlymais, reiškiasi. 1, 2, 3. Jeigu noriu kažkokio detalumo apie tą pasiūlymą, spaudžiu mygtuką ir gaunu informaciją konkrečiai apie tą pasiūlymą. Iki kada jis galioja, kokią nuolaidą, nuotraukėlės ir taip toliau. Išeinam. Gali man parduotuvė siūsti tam tikrus pranešimus, tarkim, man asmeniškų, arba bendruosius. Mes atidarom naują parduotuvę tokiu adresu, tokią tai dieną teikite, čia bus labai gerai. Arba man asmeniškos, aš matau savo pranešimų sąrašą, galiu juos skaityti. Tarkim, perinu į kitą puslapį, galiu žiūrėti prekių sąrašą. Tarkime, mane domina audio video technika ir spaudžiu aksesoris mygtuką, čia jau sureagavo, gaunu prekių sąrašą. Tarkim, noriu pasižiūrėti ausinio. Ir sistema realių laikų traukia nuotraukas, traukia duomenis ausinės. Kaina tokia, būtent mano kaina, man galiojanti. Jeigu aš noriu pasižiūrėti, kokiuose parduotuvėse, spaudžiu šitą mygtuką, ta prekė yra, šitas apsas realių laikų užklausia Navision ir pasako, šitose 3 parduotuvėse yra ta prekė. Man patinka antroji parduotuvė, paspaudžiu, berods paspaudžiu, gaunu vaizdelį. O kurioje jinai vietoje yra, spaudžiu Get Directions Show on Map, gaunu kaip pirkėjas informaciją, kaip man nuvažiuoti į tą parduotuvę. Čia jau ne Navisionas, čia jau žemėlapis tai yra integracija, priklausomai nuo platformos, jeigu tai Microsoft, tai su Bingo žemėlapiais, jeigu su
į OSAS, tai ten su Apple žemėlapiais. Galiu nueiti ir pasižiūrėti, jeigu man labai įdomu, savo seną pardavimų istoriją. Būna tikrai yra poreikis pasižiūrėti, kada aš pirkau, ką pirkau ir kiek mokėjau. Matau, kad yra 2 pardavimo kvitai, spaudžiant jų, gaunu tiesiai iš Navisiono duomenų bazės ištrauktą pardavimo kvitą. Pirktas stalas, pirkta kėdė, kainos, nuolaidos ir panašiai. Tai čia yra tik vienas iš galimų pavyzdžių, bet NAV 2013 būtent tie web servisai ir 3 lygio architektūra leidžia kurti tokius sprendimus ir realiam laike. Tai aš dar nerodžiau, čia galima mobilų vartotoją susikurti naują, jeigu aš noriu tapti tos įmonės lojalių vartotojų, ten yra aš atsisinčiau tą appsą, susinstaliavau, spaudžiu, galiu užsiregistruoti, tapti klientų ir daug kitų dalykų daryti. Ir būtent realiam laikė dirbant su Navisiono realiais duomenimis. Ir tas pats galioja ir visom kitom aplikacijom, kurias jūs sumastysite kurti. Tiek sandėlio, tiek agentų valdymo, tiek... Čia buvo vaizdeliai netyčia, jeigu interneto ryšys čia nedirbtų, tai aš būčiau pasakojęs tokiu būdu. Čia yra būtent Windows fone operacinės sistemos vaizdeliai, kaip tas galėtų veikti. Nauda yra akivaizdi, tai visų pirma padidėja pardavimai. Jeigu aš pasiekiu geriau klientą, informuoju, toj vietoj jis gauna tą pasiūlymą toj vietoj, kur yra, o ne namie, ne ofise, pardavimus padidinom, klientai be abejo labiau patenkinti. Nes dabartiniam vartotojui patinka gauti informaciją, aš užsinorėjau informacijos, aš turėjau gauti dabar. Vakare grįšiu namo, pasižiūrėsiu, tas veikia, bet dabartinis ypač ta karta, jie nori informaciją gauti iš karto. Vienas iš mūsų klientų, iš vieno klientų dukterinės susijusios įmonės, IKEOS Kanados vadovas yra pasakęs. Jie darė tyrimus ir 2012 m. kovo mėnesį jie mato, kad 10% viso duomenų srauto ir visų užklausų, kurios ėjo į IKEA.com interneto svetainės, ėjo iš mobilių įrenginių. Ir čia labai įdomu palyginti. Tarkim, Didžiosios Britanijos ir Kanados duomenys. Iš tikrųjų, tendencijos labai panašios. Aišku, Japonijoje ir Afrikoje, jeigu lyginsim, ten tie skaičiai gali kažkaip skirtis gerokai, Japonai ten jau prieš 5, jie jau ten G5 ryšį ten testuoja, skaičiau, šiandien Delfyje. O pas mus G4 normaliai neįdiegtas, bet vakarų tą paėmus pasaulį, tendencijos yra panašios. Visi kyla panašių greitumų, mus dar stabdo galbūt Lietuvoje tų renginių kainos, interneto kainos, bet vis tiek tas rautas labai kyla 250% lyginant su metais prieš tai. Čia buvo taip Kanadai. Šiek tiek norėčiau paminėti tą Bring Your Own Device. Tai čia labai nepasakosiu, čia tiesiog IT vadovams, IT skyriams tai sukuria labai daug iššūkių, jeigu leisti įmonės darbuotojams atsinešti įrenginius savus ir dirbti, tiek saugumo, tiek dokumentacijos, tiek kažkokių papildomų appsų programavimo. Bet tam tikrą naudą ir duoda, čia reikėtų įvertinti tą palyginti naudą su tuo, kiek jums tas kainuos. Ir rezumuojant visą savo pranešimą, NAV 2013 Navy tai yra iš tikrųjų labai gera platforma, revoliucinė platforma palyginus su ankstesnėm Navisiono versijom, būtent kurti mobilius sprendimus ir didinti tiek darbuotojų produktyvumą. Tai gerokai sumažina programavimo išlaidas, priklausomai nuo to, ką jūs nori daryti, ir kartais jos sumažėtų, kuriant tam tikrus sprendimus, ir tai užtikrina galų gale didesnį įmonės pelningumą, pirkėjų lojalumą, apyvartumą ir tokią naudą. Tai tiek, ačiū.